Mus. Taip pat informuoju, kad Zoom webinars platformos specifika yra tokia, kad mes dalyvių nematome ir negirdime. Tai jeigu turėtumėte klausimų, rašykite juos į skiltį Q&A arba galite pakelti ranką ir tuomet užduoti savo klausimą garsiai. Tai tą reikėtų padaryti paspaudžiant Raise Hand mygtuką, jį rasite skiltyje React. Į klausimus atsakysime po pristatymo. Tai pradėsime tuomet šios dienos webinarą ir dar norime priminti ir informuoti, kad mokytojams, kurie dar negauna mūsų leidyklos naujienų, kviečiame užsiregistruoti mūsų naujienlaiškai. Tai reikėtų mūsų leidyklos svetainėje baltulankų vadovėliai.lt užpildyti anketą, kuri yra skiltyje Susipažinkime. Tai esame jau išleidę 7 ir 8 klasės fizikos vadovėlius bei pratybų sąsiuvinius ir šiais metais išleidžiame 9 ir 10 klasės vadovėlius. Tai šios dienos pristatymas būtent ir yra skirtas 9 klasės vadovėliam. Taip pat šiuo metu taikome ypatingą akciją perkant pratybas iš mūsų leidyklos. Perkant 7 ar daugiau vienetų, gaunate 15% nuolaidą. Šis pasiūlymas galioja iki rugsėjo 30 dienos. Kaip jo pasinaudoti, tai tiesiog reikia apsipirkti mūsų internetinėje parduotuvėje baltulankų vadovėliai.lt, skiltis parduotuvė, įsidėkite į krepšelį 7 ar daugiau vienetų pratybų sąsiuvinių ir bus automatiškai pritaikoma 15% nuolaida. Kviečiame pasinaudoti šiuo pasiūlymu. Tai šios dienos webinaro tema yra fizikos pamoka 9 klasėje. Fizikos 9 klasės 1 dalies vadovėlio autorius Algirdas Deveikis būtent ir pristatys šį vadovėlį. Tai aš išjungiu skaidrių rodymą ir tuomet, Algirdai, galite pasidalinti savo skaidrėmis. Gerai, ačiū. Tai laba diena, noriu padėkoti visiems prisijungusiems prie mūsų seminaro, kuris yra skirtas naujam 9 klasės fizikos vadovėliai. Tai trumpai apie save: esu gamtos mokslų daktaras, dirbu Vytauto didžiojo universitete, informatikos fakultete, docentu. Keletą metų dirbau organizacinėme komitete Respublikinėje fizikos olimpiadoje. 3 metus dirbau mokytojų KTU inžinerijos licėjuje, ir buvau kelių fizikos vadovėlių recenzentu. Tai pradžioje trumpai pristatysiu vadovėlio turinį ir čia tam skirsiu štai 15 minučių, po to pasiūlysiu fizikos mokymo 9 klasėje ilgalaikį teminį planą, o po to pristatysiu pačius fizikos vadovėlių skyrius ir pabaigai planuoju skirti apie 5 minutės diskusijai. Tai visų pirma, labai norėčiau padėkoti visai leidyklos komandai už jų didžiulį kruopštų ir kūrybinį darbą, be kurio šio vadovėlio išleidimas tikrai būtų neįmanomas. Labai ačiū projekto vadovai Audroniai Puidokieniai. Ypatingai dėkingas esu redaktoriai Rūtai Krasnovaitei, taip pat iliustratoriai ir maketuotojai Kamilei Jankauskaitei ir viršelio dizainą kūrusiai Nastasijai Navickai. Tai taip pat labai norėčiau padėkoti ir nuoširdžiai padėkoti recenzentams, kurie skyrė savo laiką ir kompetencijas recenzuojant šį vadovėlio rankraštį. Tai daktarai Ritai Pilipaitei Nalivaiko iš Kauno technologijos universiteto, mokytojui metodikui magistrui Andriui Stortai Trakų Vytauto didžiojo gimnazija ir docentui daktarui Ramutui Žaltauskui iš Vytauto didžiojo universiteto. Jų tikrai vertingos, gilios ir profesionalios pastabos labai patobulino ruošiamą vadovėlį. Tai vadovėlio pristatymą pradėsiu nuo jo viršelio. Kaip matote, jis yra toks šiltas, labai draugiškas. Ir aišku, tam rodom, kad galėtumėte tikrai jį atpažinti. Dabar toliau pereikime prie fizikos vadovėlio turinio aptarimo. Tai jisai yra
pateiktas. Matote, turi tokią aiškę struktūrą, nuoseklų temų išdėstymą, jame matysim toliau aiškiai aprašytos ir eksperimentinės užduotys, yra daug įtraukiančių klausimų, yra tarpdalykiniai projektai. Visa tai padės mokytojams lengviau planuoti pamokas ir efektyviai organizuoti mokymo procesą. Vadovėliai sudaro 4 skyriai. Skyriai suskirstyti į temas ir temos aiškina bendrosios programos klausimus. Tai temas sudaro teorinė medžiaga, praktikos ir tiriamieji darbai, užduotys ir taip pat ir uždaviniai. Skyrių pabaigoje yra kartojimui skirti apibendrinimai. Pabaigoje pateikiami 3 laboratorinių darbų aprašymai. Na ir kadangi mokytojai turi galimybę laisvai operuoti didelę turinio dalimi, tai todėl jie yra įdėti į pabaigą. Na ir vadovėlis baigėsi priedu, atsiprašau, kuriame pateikiamos pagrindinės veiksmų su reikšminiais skaitmenimis taisyklės. Ir taip pat dalykinė rodiklė, kuri palengvins informacijos paiešką šiame vadovėlyje. Dabar pavardinsiu šiek tiek pačio šio vadovėlio privalumus. Tai visų pirma, jisai parengtas pagal 2022 metais atnaujintą fizikos bendrąją programą. Jo tikslas yra supažindinti mokinius su šiluminiais reiškiniais, jų pasireiškimu gamtoje, kasdienėje veikloje bei pritaikymu technikoje. Dabar šitas vadovėlis jis yra toks galbūt sudėtingesnis šiek tiek tam tikrų požymių, kadangi jo turinys yra orientuotas į tokį giluminį, kokybinį vis tik tai nagrinėjimų reiškinių supratimą. Kadangi formulių mes labai daug negalim naudoti dar 9 klasėje, tai tas nagrinėjimas yra daugiau kokybinis. Bet vis tiek tai yra, tikiuosi, kad gilumas išdėstymo šitų klausimų nuo to nenukentėjo. Dabar pamokose, kas ypatingai išskiria šitą vadovėlį, kad pamokose atliekami bandymai turi labai tokią aiškę struktūrą. Tai yra turi pavadinimą, tikslą, aprašoma yra darbo eiga, atliekama rezultatų analizė ir padaromos išvados. Ir tas viskas, kiekviename bandyme, kurių yra labai daug šiame vadovėlyje, visa tai yra atliekama. Daug dėmesio skiriama mokinių darbui su grafinė informacija. Na ir toliau, kadangi pas mus programoje yra darnaus vystymo klausimai, tai įtraukti yra vertybiniai ir nuomonės klausimai tokie, kurie nagrinėja nevienareikšmius progreso iššūkius. Kas liečia uždavinius, yra pateikiami detalūs uždavinių sprendimo pavyzdžiai, dalis jų pateikiama yra su tarpiniais atsakymais. Ir, užduočių iš tikrųjų yra labai daug ir tikrai tokių įvairių. Ir vėlgi tokia išskirtinė, galbūt dar kol kas tokia ypatybė, tai kad visi skaičiavimai yra atliekami atsižvelgiant į veiksmų su reikšminiais skaitmenimis taisyklės. Tai yra, tikriausiai fizikoje tai tikrai turėtų tai būti. Dabar kokia būtų nauda mokiniui? Tai temos yra suskirstytos į potemes, tam, kad mokiniai lengviau suprastų teorinio aiškinimo struktūrą. Pateikiami įdomus įvairaus sudėtingumo klausimai, tikrai aš juos labai daug ieškojau tokių klausimų ir užduočių, ir uždavinių, kurie leistų įvairiapusiškai išnagrinėti nagrinėjimą temą, ugdyti reiškinių priežastinių ryšių supratimą. Vadovėlyje gausu fizikinių dydžių lentelių, kurios padės mokiniams spręsti uždavinius. Pateikiami skaičiavimo uždavinių atsakymai. O kiekvienos skyriaus pabaigoje pateikiamas glaustas apibendrinimas, kuriame išdėstytos yra pagrindinės sąvokos, nagrinėti reiškiniai, renginiai. Na ir vėlgi mokiniams bus įdomu, kad akcentuojama yra fizikinių reiškinių suvokimo svarba, sprendžiant kasdienio gyvenimo problemas. Ir kiekvienos skyriaus pabaigoje pateikiamas tarpdalykinis projektas, kuris skatins taikyti fizikos žinias, nagrinėjant kitų gamtos mokslų klausimus. Na ir taip pat dalykinė rodiklė palengvins įvairių terminų, reiškinių pavadinimų, autorių įvairių, mokslininkų vardų paiešką. Dabar nauda mokytojui yra ta, kad vadovėlyje taikomas yra probleminis mokymas, kuris padės suprasti fizikinių reiškinių priežastinius ryšius moksleiviams. Naujos sąvokos aiškinamos ir iliustruojamos praktiniais reiškiniais, pavyzdžiais, gamtos reiškiniais. Teorinė medžiaga pateikiama
su tokiais paprastais, matysime, bandymais daugumoje, bet jie bandymai tie iš tikrųjų atskleidžia tokius esminius principus. Išsamei ir nuosekliai nagrinėjami teoriniai klausimai bei pateikiami pavyzdžiai, tai ta mokomoji medžiaga yra susisteminta, šiluminiai procesai akcentuojami būtent aiškinami, akcentuojant juose vykstančius energijos virsmus. Tai yra energija mūsų yra pagrindinis nagrinėjimo kaip ir toks objektas šiame kurse. Toliau detaliai analizuojami įvairių šiluminių mašinų veikimo principai. Na ir medžiaga gausiai yra iliustruota patraukliais paveikslėliais, išsamiomis schemomis, iškainamaisiais grafikais ir pabaigoje pateiktas išsamus 3 laboratorinių darbų aprašymas. Na ir dabar pasižiūrėsime, kaip atrodo mūsų vadovėlio teminis planas. Aš tam šiek tiek pereisiu į kitą puslapį. Taip. Ir teminis planas pas mus yra štai čia pateiktas. Jisai yra pateiktas jums irgi leidyklos puslapyje. Jūs jį galite pasimti Wordo formatu. Tai reikia pažymėti, kad vadovėlėje šita pateikta mokymo medžiaga yra visiškai suderinta su teminiu planu. Jisai yra sudarytas tiksliai pagal vadovėlį ir, kaip matote, toks jo požymis yra išskirtinis, kad, gal toks, kad kiekvienai temos vadovėlio yra skirtos atskirai pamokai. Tai yra kiekvienai pamokai vadovėlį yra skiriama atskira tema, atsižvelgiant į tai, kad savaitėje yra 2 savaitinės valandos. Čia matot tą planą, galbūt jau jūs jį ir matėte, tai aš taip ties juo gal ilgiau ir nesustosiu. Žinoma, šitas planas priklauso nuo ugdymo plano, nuo įvairių kitų dalykų, nuo atostogų laiko, pavyzdžiui, ir mokytojo apsisprendimo, jo matymo, požiūrio. Tai, kaip matot, jisai suskirstytas gana patogiai, ta prasme, kad kiekvienai pamokai atskira tema ir taip sakant, tos ir vadovėlio temos buvo taip ir rengiamos, kad tas turinys būtų padengtų tą pamokos laiką. Dabar kaip naudotis mūsų vadovėliu, tai žinoma, reiktų galbūt pradžioje, iš tikrųjų mokslo metų pradžioje mokinius supažindinti, kaip naudotis vadovėliu, kad jie mokėtų savarankiškai su juo dirbti. Čia labai gražiai yra parodyta visa struktūra to vadovėlio, visos dalys, į kurias reikia atkreipti dėmesį, o taip pat pateiktas trumpas tų dalių aprašymas. Dabar pereikime prie fizikos vadovėlio skyrių aptarimo. Tai taip, dabar parodysiu mūsų vadovėlį. Štai, tai kiekvienas skyrius prasideda įvadiniu atvaru, kuriame trumpai supažindinama su pateikiama medžiaga. Tai yra toks trumpas skyriaus apibūdinimas. Ir čia mes matom temas. Taip, tai temos prasideda nuo naujų sąvokų, tokios esminės sąvokos, kurias mes turime išsiaiškinti. Jos yra tarsi tokios naujos pamokos planas, ką mes turime išmokti. Tai tokia struktūra bendra mūsų leidykloje. Tai dabar kiekviena tema pradedama klausimu ar bandymais, kurie skatina mokinį domėtis. Svarbiausia medžiaga, kaip matote, yra išskiriama stambesniu šriftu ir pamokoms yra skirta daug prieinamomis priemonėmis atliekamų bandymų, kuriuose šiluminiai reiškiniai yra nagrinėjami. Tai, kaip matote, iš tikrųjų galite matyti, kad ir tokie paprasti bandymai, bet čia iš tikrųjų yra ir suformuluojamas ir tikslas, yra prašoma bandymo eiga, atliekama rezultatų analizė po to, ir suformuluojamos išvados, taip pat mokiniai jau iš karto mokysis iš tikrųjų formuluoti išvadas iš savo stebimų
bandymų, atliekamų bandymų. Tai čia jų yra keletas tokių atliekamų. Tai čia pateikti bandymai, kaip matote, jie yra paprasti ir kiti bandymai yra iš tikrųjų paprasti, tačiau jie leidžia suformuoti tokias svarbias išvadas. Pavyzdžiui, šiuo atveju svarbus sąryšiai tarp įvairių medžiagų temperatūros ir jas sudarančių dalelių judėjimo greičių. Tai dabar toliau yra pristatomas pirmasis atomų ir molekulių šiluminio judėjimo įrodymas. Na, vėlgi galim labai paprastais tokiais, paprastų tokių bandymų pagal analogiją tiesiog pademonstruoti, kaip vyksta difuzija. Na, o toliau jau įvedama yra temperatūra ir aprašoma, kuomet šis fizikinis dydis turi prasme, tai yra esant šiluminiai pusiausvyrai. Na ir taipogi paaiškinama, kad temperatūrą galima naudoti vykstant tam tikriems procesams, kuriuos vadiname pusiausvyraisiais procesais. Na ir išvardinamos pagrindinės svarbiausios temperatūros savybės. Tai štai tiesiog sąrašu. Na ir nurodoma, pavyzdžiui, kad gal kas labiau domėsis, kad kaip yra susijęs absoliutusis temperatūros nulis ir dalelių šiluminis judėjimas. Matote, kad gausiai yra vadovėlis iliustruotas ir visos iliustracijos yra susietos su tekstu. Dabar visų temų pabaigoje yra klausimai ir užduotys. Tai užduotys yra skirtos temose pateiktos medžiagos pritaikymui, temų praplėtimui, teorinių žinių įtvirtinimui, mokinio akiračio praplėtimui ir užduotys išdėstytos yra jų sudėtingumo tvarka ir matysite, kad tos užduotys tikrai yra labai įvairios, jų įvairių tipų tos užduotys, tačiau daugumoje yra pateikiami taip vadinami atvirieji klausimai. Dabar, jeigu temose yra įvedamos naujos formulės, tai visuomet yra dvi papildomos tokios dalys. Tai yra mokomės spręsti uždavinius, kuriuose detaliai analizuojamas uždavinio duota tema, sprendimo pavyzdys ar pavyzdžiai, jeigu yra keli nagrinėjami, tai priklauso nuo turimos temos. Ir sprendžiant uždavinius, matot, visur visuomet mes naudojame tikslų skaičių užrašymą, ta prasme, apytiksliai nurodome tą skaičių, žinoma, bet tiksliai nurodome, kiek yra reikšminių skaitmenų tame skaičiuje. Ir atliekame tuos, sakykime, veiksmus taip, kaip ir galbūt ir reikėtų atlikti juos, jau pradant net ir nuo 9 klasės. Tai yra, sprendžiant uždavinius, visuomet laikomasi veiksmų su reikšminiais skaitmenimis taisyklių. Ir tokiu atveju, matote, yra detalus paaiškinimas ir tokiu atveju visuomet yra dvi tokios papildomos dalys, 2 paragrafai. Tai yra pasitikrinkite pažangą, kur jau yra mokiniams pateikiami uždaviniai jų individualiam sprendimui. Na ir kaip matot, skliausteliuose yra pateikti atsakymai. Sekančios temos, pavyzdžiui, aiškinama, kodėl ir kaip kintant temperatūrai keičiasi medžiagos dalelių vidutinė kinetinė ir potencinė energija. Yra pažymima, kad kodėl potencinės energijos, kuri apibrėžta tik pasirinkto atskaitos taško tikslumu, vidinė energija nėra iš tikrųjų tiksliai matuojama. Toliau yra aprašoma, koks yra kinetinės ir potencinės energijos santykis kietuosiuose kūnuose, dujose, skysčiuose, ir taip pat kokios yra vyraujančios juose dalelių judėjimo rūšys. Ir vėlgi matot, kiekviena tema, bet kokiu atveju baigėsi klausimais ir užduotimis, kurių tipų yra taip pat yra ganėtinai daug. Toliau atliekama eilė bandymų, kurie rodo, kaip įvairios rūšies mechaninis darbas keičia medžiagos vidinę energiją ir kaip vidinė energija keičiasi, kai medžiaga pati atlieka mechaninį darbą. Taip pat pateikiamas pavyzdys pabaigoje, kuomet medžiagai atliekant darbą, jos vidinė energija gali ir nekisti. Tai tuo atveju, kai yra kažkoks tai išorinis poveikis, kaip pavyzdžiui, sakykime, vandens malūno ratas, kaip pavyzdys yra pateikiamas. Ir vėlgi pas mus
paprastu tokiu bandymu, detaliai, tokiu standartiniu paprastu bandymu, bet vis tik detaliai labai aiškinama, analizuojama, kaip šilumos perdavimo būdu vyksta vidinės energijos perdavimas ir konstatuojama, kad nagrinėti abu vidinės energijos keitimo būdai yra neatskiriami rezultato atžvilgiu. Va. Ir vėlgi yra pas mus klausimai ir užduotys. Ir sekantis klausimas yra šilumos laidumas, atliekama eilė tokių paprastų bandymų, kuriuose tyriama, kaip šilumos laidumo būdu sklinda šiluma įvairiomis medžiagomis. Ir, na, įvedama tokia galbūt ir nenurodyta bendroje programoje toks fizikinis dydis, tokia charakteristika šiluminio laidumo, kaip savitasis šiluminis laidis. Tai jis yra, aišku, nenumatytas programoje, tačiau jo pristatymas leidžia glaudžiau susijęti nagrinėjamą temą su praktika. Na ir toliau nagrinėjami yra šilumos perdavimo mechanizmai įvairiausiose plačiai sutinkamose medžiagose. Tai yra, kas iš tikrųjų ir kaip tam šilumą iš tikrųjų perduoda. Na štai ir pateikiami įdomesni pavyzdžiai. Toliau yra konvekcija, tai yra atliekama eilė tokių paprastų bandymų, kuriuose tyriama, kaip vyksta laisvoji konvekcija, skysčiuose ir dujose, pateikiami konvekcijos taikymo ir pasireiškimo pavyzdžiai buityje, na ir gamtoje taip pat. Štai. Ir toliau sekanti tema yra šiluminis spinduliavimas. Tai nagrinėjimas toks čia šiuo atveju energijos perdavimo būdas, kai nėra atitinkamos terpės, priešingai negu prieš tai buvusiems atvejams. Ir, pavyzdžiui, nurodomas toliau naudosim mes tai medžiagos temperatūros ir jos skleidžiamos spinduliuotės bangos ilgio ryšys. Ir pateikiami yra keletas tokių bandymų, kuriuose tyriama, kaip kūnų gebėjimas sugerti ir spinduliuoti šiluminę spinduliuotę priklauso nuo jų temperatūros, paviršiaus ploto ir paviršiaus savybių. Ir tiesa, aišku, kad šitie bandymai, na, jie yra jau šiek tiek sudėtingesni, tai kaip atlikimo, taip ir rezultatų analizės prasme, kaip matote, jau dirbama ir su grafinė informacija. Na ir jau, kadangi šitas skyrius baigėsi, tai jo pabaigoje yra tarpdalykinis projektas, tai kiekvieno skyriaus pabaigoje yra tarpdalykinis projektas ir visi jie yra susijęs su nagrinėtų fizikos skyriumi. Šie tarpdalykiniai projektai yra atviro tyrinėjimo lygmens, tai yra nepateikiama receptų, ką žingsnis po žingsnio tame projekte reikia padaryti, bet yra iškeliama problema ir pats mokinys turi galvoti apie tai, kaip tą projektą įgyvendinti. Na ir taip pat pabaigoje skyrius, kaip sakėme, baigiamas yra apibendrinimu. Štai. Na ir pereinam prie sekančio skyriaus. Čia jau šioje pirmoje temoje įvedama šilumos kiekio sąvoka ir bandymais tyriama, kaip šilumos kiekis, kurį medžiaga gauna arba atiduoda šilumos perdavimo būdu, priklauso nuo medžiagos prigimties, masės, temperatūros pokyčio. Na ir jau matote, čia daugumoje tokiems bandymams yra skirta šita tema. Ir daugumoje, kaip matot, jau daug dėmesio šiame skyriuje yra skiriama mokinių darbui su grafinė informacija. Sekanti tema yra savitoji šiluma, tai čia šios temos tekstinę medžiagą papildo ir iliustruoja informaciniai grafikai, diagramos, paveikslai, nuotraukos. Na ir pateikiami yra įvairūs įdomus medžiagų su įvairiomis savitosiomis šilumomis taikymo pavyzdžiai. Na ir tema baigiama taip pat klausimais užduotimis ir jau taip pat dviem paragrafais, tai apie kuriuos kalbėjom, tai mokomės spręsti uždavinius ir pasitikrinti pažangą.
Tai sekanti tema yra, kaip matau, čia yra daugiau jau tokių skaičiavimo uždavinių šiame skyriuje. Sekanti tema yra šilumos balanso lygtis. Ir šilumos balanso lygtis formuluojame dviem pavydalais, kaip matot, va, du ir taip turėtų palengvinti mokiniams šios temos įsisavinimą. Na ir taip pat yra štai antras būdas. Ir taip pat pateikiami tokie trumpi kalorimetrijos pagrindai. Ir vėlgi, kadangi pas mus yra jau formulės, tai taip pat mes jau mokomės spręsti ir uždavinius ir toliau mokomės juos individualiai taip pat, kaip matot, taip pat spręsti. Na, va, toliau turime kūro savitąją degimo šilumą. Tai tema pradedama yra bandymų, kuriame įsitikinama, kad skirtingų rūšių kūras degdamas išskiria nevienodą šilumos kiekį. Įvedamas fizikinis dydis, tai yra kūro savitoji degimo šiluma. Toliau aiškinamas yra pats, kaip vyksta degimo procesas. Ir toliau apibrėžiamas yra šildytuvo naudingumo koeficientas. Na ir vėlgi, kadangi pas mus jau yra formulės, tai atitinkamai turime ir sprendimą, taip, ir pažangą, ir du tuos papildomus tokius paragrafus. Sekanti tema, gal jinai taip tiesiogiai nėra jos programoje, tačiau, na, mano manimo, jinai yra tikrai labai natūraliai tinkanti ir turėtų būti ten, kur mes kalbame apie šilumą, tai šiluminis medžiagų plėtimasis. Tai tema pradedama yra bandymais, kuriuose demonstruojamas yra dujų, skysčių ir kietųjų kūnų tūrio keitimasis kintant temperatūrai. Ir šiluminis kietųjų kūnų, skysčių ir dujų tūrio pokytis yra apibūdinamas tūrio plėtimosi koeficientu, na, o kietųjų kūnų dar papildomai ir ilgėjimo koeficientu. Tai dabar, jeigu bus mokinių, kurie domisi fizika, tai čia dar papildomai neprivalomais yra toks intarpas, kuriame aiškinamos fizikinės šiluminio kūnų plėtimosi priežastys, kodėl tai vyksta. Ir vėlgi tema yra baigiama klausimais, užduotimis ir mokomės spręsti uždavinius ir pasitikrinti pažangą paragrafais. Na ir vėlgi, kaip matote, kad mokiniai mokydamiesi šį skyrių nagrinės tekstinę informaciją, analizuos lenteles, schemas, grafikus, paveikslus. Na ir vėlgi tas tarpdalykinis projektas irgi turėtų būti įdomus ir baigiamas yra tos skyriaus apibendrinimu. Sekantis mūsų skyrius yra medžiagos agregatinių būsenų virsmai. Na ir medžiagos agregatinių būsenų virsmai yra aiškinami vidinės energijos kitimu, štai ir grafiškai, paveikslais, kaip matot, ir apibūdinama, koks yra medžiagos dalelių vidutinės potencinės energijos ir vidutinės kinetinės energijos santykis įvairiose agregatinėse būsenose. Bet tai vėlgi išskiriami tokie virsmai, pagrindiniai visi 6 ir taip pat įvairūs įdomus klausimai. Toliau yra lydimasis ir kietėjimas. Tai vėlgi turime bandymus, kuris yra leidžia suformuoti išvadą, kad jei nesikeičia temperatūra, tai nesikeičia ir molekulių vidinė kinetinė energija, o tai reiškia, kad vidinė energija didėja dėl molekulių tarpusavio sąveikos potencinės energijos augimo. Na ir tai lydimosi ir kietėjimo procesai vaizduojami grafiškai, kartu aprašant šitos procesus medžiagos struktūros ir dalelių sąveikos aspektais. Na, o pati tas kitimas galbūt tokio įdomumo dėliai yra taip įsivaizdavimui šito klausimo aiškinamas dalelių potencinės energijos kitimas, naudojant analogiją su duobe, tiesiog duobe žemėje, kurios sienose yra laipteliai,
kurie atstovauja skirtingas energijas. Taip mokinys gali, pavyzdžiui, vaizdžiai įsivaizduoti ir suprasti dalelės potencinės energijos dydžio ir jos modulio skirtumą ir tiesiog matyti, kad dalelių sąveikai stiprėjant, e, tai yra ryšiui tarp dalelių stiprėjant, na, potencinė energija mažėja, tai yra dalelė leidžiasi žemyn, bet jos modulis didėja, tai yra tas sąveika stiprėja, tai reiškia, kad modulis jos didėja. Tai mes turime, nu, šiek tos galbūt, kad nebūtų painiojimasis, kad lyg tai potencinė energija mažėja, o taip sakant, o ryšys stiprėja. Čia tiesiog kryptis kitokia. Ir tas įsivaizdavimas galbūt padės mokiniams. Tai va štai tokia yra kaip ir duobė. Na va, tai toliau, kaip matot, na, kokie yra mainų kryptis, na, tiesiog, kad šaldytuve, jeigu įdėsit prie tos temperatūros, tai nei ledas lydysis, nei vanduo kietės. Ir vėlgi mes turime štai daug grafinės informacijos, na ir toliau turime sąveitoje lydymosi šilumą. Ir pateiktas čia šiuo atveju yra pavyzdys tokio, sakykime, bandymo, ledo sąveitosios šilumos matavimo bandymo, toks galbūt jis yra toks jau šiek tiek sudėtingesnis. Ir čia yra formuluojamos išvados ir iš tų, na, jos kaip ir parodo, toks pavyzdžiui parodo, kad bandymo išvados gali būti ne tik tai, sakykime, kalbėti apie patį rezultatą išmatuoto dydžio, bet ir pačio bandymo metodikos aspektai, taip pat va štai dvi paskutinės išvados su tuo remiasi. Na, o taip pat pažymima, kokiu atveju galima taikyti pateiktas va štai čia formulės, kokiu atveju jas galima taikyti, va štai 3, 2, 3, 3, kada jas galima. Ką dar reikia daryti bendru atveju tam, kad pradėti taikyti šitas formulės. Na ir taip pat mokome spręsti uždavinius. Taip. Na, va, toliau yra garavimas ir kondensacija tema. Na, čia yra aiškinama, kaip vyksta garavimas ir kondensacija molekuliniu lygiu. Na ir iš to natūraliai seka jau dinaminės pusiausvyros toks būsenos apibrėžimas ir tuo pačiu pagrindu tampa aišku, kaip sočiųjų garų charakteristikos priklauso nuo išorinių veiksnių. Na ir čia atliekami bandymai, jiem tikrai akivaizdus, manau. Na ir pavyzdžiui, čia iliustruojama, pavyzdžiui, kad kaip greitai vyksta mūsų, mes galbūt to nematom, bet kaip greitai iš tikrųjų vyksta tie vienas kitą kompensuojantys garavimo ir kondensacijos procesai. Pavyzdžiui, eliminavus vieną iš jų, sakykime, nupučiant visas iš vandens išlikusias molekulės, vandens stiklinė, pavyzdžiui, išgaruotų netgi per 4 minutės. Na va, toliau yra virimas ir savitoji garavimo šiluma. Tai čia yra detaliai aprašytas pats virimo procesas, pateiktas jo aiškinimas energetinių požiūrių. Na, va, pateiktas, pavyzdžiui, pavyzdys toliau, kaip savitoji garavimo šiluma leidžia vandens, savitoji garavimo šiluma leidžia efektyviai gesinti juo liepsnas. Ir toliau tęsiamas pavyzdys su mūsų ta duobe, potencialo duobe, aiškinant, kaip kinta dalelės energija, jei jau tampant laisva. Na ir temos pabaigoje reziumuojami yra skirtumai garavimo ir virimo. Na ir sekanti mūsų tema, vėlgi uždaviniai, aišku, kadangi buvo formulės. Ir sekanti tema yra faziniai virsmai, tai yra įvedama tokia bendresnė nei agregatinė būsena sąvoka, tai yra fazė. Ir čia vėlgi pagrinde analizuojamas fazinių virsmų grafikas, kuris apima visus nagrinėtus medžiagos būsenos virsmus, nuo kietosios būsenos iki dujinės, tai yra taip apibendrinantis tarsi jau mūsų toks nagrinėjimas, ir atgal iki kietosios fazės ir aiškinami skirtingi įvairius procesus vaizduojančių štai čia atkarpų polinkiai, kodėl jie yra skirtingi ir taip pat kodėl skirtingi yra ir kokio ilgio
vienas kito atžvilgių turi būti šitų atkarpų ilgiai, o taip pat šitos grafiko dalys yra siejamos su atitinkamomis formulėmis, štai nurodytos jų nuorodos. Na ir tema baigiama taip pat, kaip matot, daug yra irgi grafinės informacijos. Čia daug labai šiame skyriuje yra dirbama su grafinė informacija. Ir vėl jinai baigiama sprendimų uždavinių ir individualiais uždaviniais. Toliau yra dar viena tokia tema, kuri vėlgi galbūt jos nėra bendroje programoje, tačiau na, jeigu jau mes kalbame, jau apibūdinome apie kas yra sočiųjų garų tankis, tai natūralu nagrinėti, aišku, ir oro drėgnį, jo labiau, kad tai nėra tokia labai sudėtinga iš tikrųjų tema. Na, čia standartiniai klausimai, tai yra štai, pavyzdžiui, aiškinama, kaip rasos taškas susidaro gamtoje, na ir taip pat kaip buityje gali kauptis drėgmė ant vidinių namo sienų, kaip temperatūra, sakykime, vat, kyla nuo lauko temperatūros išorėje mėlyna pavaizduota per namo sieną iki vidaus, štai tokia gelsva spalva pažymėta temperatūra ir apatinė brūkšinė linija yra rasos taškas, na ir mes ją turim pereiti tą rasos tašką tam, kad temperatūra nesusidarytų tiesiog rasa ant tos nesikauptų drėgmė ant sienos. O toliau standartiniai matavimai ir vėlgi bus laboratorinis darbas susijęs būtent su šita tema. Ir kadangi čia yra iš tikrųjų tokia gana įdomi yra tema, labai susijusi su mūsų aplinka, kurioje mes gyvename, na tai todėl yra daug tokių iš tikrųjų užduočių. Na ir pabaigoje taip pat yra tarpdalykinis projektas, kuris galbūt tikrai yra naudingas ir reikalingas. Na, ir pabaigoje yra štai vėlgi apibendrinimas šito skyriaus. Štai. Viskas vienoje vietoje glaustai pateikta. Na ir paskutinis skyrius yra vadinamas šiluminės mašinos. Tai pirma tema yra šiluminiai varikliai. Na ir kadangi šioje programoje yra iš tikrųjų ne tik tai šiluminiai varikliai, bet ir šilumos siurbliai, na tai natūralu apibrėžti ir šiluminės mašinos iš tikrųjų sąvoką. Tai čia yra pateikiamas labai paprastas bandymas, tačiau vėlgi, kaip ir kiekvienam paprastam bandyme iš tikrųjų galima pastebėti labai svarbius principinius klausimus. Tai yra, čia yra atskleidžiami svarbiausi šiluminio variklio veikimo principai ir jo išvados yra labai reikšmingos, kadangi čia nurodoma, kad nurodomas būtinumas tarpinės medžiagos, dujų šiuo atveju, ir būdą, kaip jų pagalba kuro vidinė energija gali būti paversta mechaninė energija, tai yra dujoms plečiantis, ir taip pat demonstruojamas yra ir ciklinis šio proceso pobūdis. Na, toliau yra aiškinamas bendras toksai šiluminio variklio veikimo principas. Na, toliau pasakojamos yra variklių rūšys, šiluminių variklių rūšys, na ir įvairios mašinos, aišku, detaliai aiškinamos. Na, štai pavyzdžiui, tokie bandymai, tokie kaip ir pastebėjimai, kurie paprasti, kurie leidžia galbūt geriau įsivaizduoti, kodėl vienokie ar kitokie sprendimai techniniai taip pat yra priimami. Pavyzdžiui, pagal analogijos pagalbą aiškinama, kodėl pramoninių turbinų darbinių ratų skersmuo didėja ir mentės platėja garų srauto kryptimi, nes srautas silpnėja, vadinasi, reikia didesnio ploto, kad jį išnaudoti jo energiją. Toliau yra siūlomas irgi aprašoma, štai įvairūs principai, tai čia yra standartiškai, jūs tikrai tą žinot. Ir kas yra įdomu, mano atveju,
galbūt būtų, tai siūlomas toksai paprastas bandymas su tokias, tai turi būti sunkesnė negu kad gerai atšokantis kamuoliukas ir siūlomas bandymas kaip tokia judančia plokščia ir kamuoliukais leistų įsitikinti tas bandymas, kaip be formulių įsitikinti, kodėl cilindrė ir judantis stūmoklis gali kaip sušildyti, taip ir atvėsinti jame esančias dujas. Tai yra tiesiog bandyti, pavyzdžiui, galite numesti ant kieto paviršiaus tos plokštės kamuoliuką, pažiūrėti, kokį aukštį jis atšoka. Na ir pasižiūrėti, jeigu juda tas mokinys, pavyzdžiui, vienas metų, kitas, sakykime, laiko, o kitas, pavyzdžiui, po to jis juda į viršų, pastebės, kad iš aukščiau tikrai iš tikrųjų atšoka tas kamuolys, o jeigu į priešingą pusę, tai žemiau. Na ir kadangi tokių, tai iš tikrųjų, jeigu pabandyti, yra netokių bandymų, kur tikriausiai matėt, čia yra panašiai kaip kad uždeda, sakykime, lengvesnį kamuoliuką ant sunkesnio ir meta juos kartu ir lengvesnysis iššoka labai aukštai, bendru atveju netgi 9 kartus aukščiau gali iššokti. Nu, žodžiu, energija perdavama labai efektyviai, na ir kadangi susidūrimų skaičius molekulių yra labai didelis, milijardai susidūrimų per sekundę, na tai už tai labai efektyviai tas judėjimas cilindro stūmoklyje, dujų temperatūrą keičia. Na va, toliau sekanti mūsų tema yra šilumos siurbliai. Tai čia vėlgi bendrų tokių pavydalų aprašomas atvirkštinis šiluminių mašinų ciklas ir vėlgi detaliai aprašoma toliau yra šilumos siurblio štai sandara, veikimo principas, kartu terminis šildymas, šaldytuvo sandara bei veikimo principas. Štai tokie standartiniai vėlgi klausimai. Na ir toliau kalbame apie šiluminių mašinų efektyvumą. Vėlgi, kadangi šioje temoje nagrinėjamas ne tik tai šiluminio variklio, bet ir kitų šiluminių mašinų, tai yra šilumos siurblio, šaldytuvo efektyvumas, na tai natūralu iš tikrųjų ir jų charakteristiką taip pat efektyvumo pateikti. Tai šito taip pat, kas liečia šilumos siurblį ir šaldytuvą, šito nėra programoje, bet tai nėra toks labai sudėtingas klausimas, tai galima iš tikrųjų irgi, mano manymu, apie tai taip pat pakalbėti. Taigi yra įvedamas šiluminio variklio naudingumo koeficientas, taip, surodoma tiesiog, kas įeina į tą formulę. Na, taip pat šiluminio siurblio efektyvumas charakterizuojamas šiluminio siurblio šildymo koeficientu. Taip. Ir taipogi šaldytuvo efektyvumas, tai yra šaldytuvo šalčio koeficientas, irgi atitinkamai nurodyta viskas ta pačia bendra šiluminės mašinos veikimo schema. Na va, ir vėlgi tema baigiama, kadangi vėlgi yra nemažai formulių, tai vėlgi baigiama dalimis, kuriuose mokome spręsti uždavinius, taip ir mokome ir pasitikriname pažangą spręsdami individualius uždavinius. Toliau yra dvi tokios temos, kurios numatytos, apie kurias reikia kalbėti bendroje programoje, tai yra susijusios su darniu vystymusi, tai šiluminių variklių keliama tarša. Čia iš pirmo žvilgsnio toks paradoksalus galbūt galėtų būti požiūris, kad iš pirmo žvilgsnio šiluminiai varikliai neteršia, kadangi šalutiniai degimo produktai, jau tik tai šalutiniai degimo produktai yra kenksmingi, o šiaip tai yra CO2, H2O, visa tai, ko iš tikrųjų labai reikia gyvybei. Bet šalutiniai produktai yra kenksmingi. Toliau yra nurodoma, kokie tai yra teršalai, štai kaip jie susidaro, tie teršalai, koks yra tų teršalų poveikis. Taip. Ir taip pat, šiek tiek aptariami yra jų tos aplinkos taršos mažinimo būdai. Na ir antra tokia tema, taip, tai ekologinės šiluminės energetikos problemos, čia yra daugumoje nagrinėjimas yra šiltnamio, jinai skirta yra šiltnamio efektui. Na ir
nagrinėjimas jo stiprėjimas susijęs su iškastinio kuro deginimu ir su tuo susijusios ekologinės problemos bei jų sprendimo būdai. Na, jie, manau, irgi čia žinomi, tai vat pasiekmes, kurios pagrindinės veikia. Na ir žinoma, toks galbūt diskusinis šiek tiek dar klausimas, galbūt dar ir neišspręstas iki galo, bet vis tiek įdomus. Tai yra aprašomas didžiausia įtaka šiltame efektui turinčio veiksnio, tai yra vandens garų poveikis ir nagrinėjama, kaip Žemės šiluminis balansas kinta susidarant atitinkamai teigiamam ir neigiamam ryšiui. Tai yra, kai jisai gali silpninti šitas poveikis pats save ir silpninti atitinkamai pats save. Toliau, kadangi tai jau yra paskutinė tema, tai jinai baigėsi tarpdalykiniu projektu ir skyriaus apibendrinimu. Na, toliau pas mus seka laboratoriniai darbai. Tai yra tokie, sakykime, laboratoriniai darbai, kurie atliekami su tradicinėmis mokymo priemonėmis. Na, tai yra tokios įvairios praktinės veiklos, užduotys, kurie skatins mokinių kompetencijų ūkdymą, gilins jų supratimą apie nagrinėjimus reiškinius, suteiks galimybę pasitikrinti, įgytas žinias, stebėti savo pažangą, na ir siekti atitinkamai aukštesnių rezultatų. Nu, kaip matote, čia yra tokie standartiniai, bet detaliai aprašyti darbai. Ir pabaigoje pateikiamos veiksmų su apytiksliais skaičiais taisyklės. Taip, ir kartu, kad būtų tai aiškiau, kartu nurodomi, na, svarbiausi pavyzdžiai. Žinoma, taisyklės yra pagrindinės, bet mačiau netgi 12 klasiai vadovėlyje chemijos yra tos taisyklės nagrinėjimas, galbūt jau šiek tiek plačiau, bet tai mes jau galim pradėti ir 9, kadangi, na, iš tikrųjų nėra tai kažkiek tai labai sudėtinga. Na ir pabaigoje turime dalykinę rodiklę. Taigi, baigiu mūsų, atsiprašau, mūsų jau nepataikau, negi būčiau uždaręs. Taip, gerai. Tai baigiau tada mūsų aptarimą ir laikas diskusijai, jeigu turėsite klausimų. Taip, tai jeigu turėtumėte klausimų, užduokite juos skiltyje Q&A arba galite pakelti ranką, tai paspausti Raise Hand mygtuką ir tuomet galėsite pasisakyti. Čiate buvo vienas klausimas, Jūratė klausia, ar tikrai reikia 9-okams reikšminių skaičių, jeigu pradėsime skaičiuoti su reikšminiais skaičiais, labai sudėtingai atrodys uždaviniai. Na, patys uždaviniai tai, žinoma, nebus sudėtingi, kadangi sprendimo būdas, vis tiek mes, mūsų kaip jau toks priimtas standartinis sprendimo būdas, tai yra, gauname galutinę formulę, tai tas sprendimas kaip ir nepriklauso nuo to, kaip mes jau tą rezultatą apskaičiuosim skaitiškai. Bet, aišku, įstatyti reikšmes galim, bet matot, jeigu nenaudoti tų reikšminių skaitmenų, tai na, kartais tikrai sunku netgi taip suprasti, kadangi, pavyzdžiui, padalina vieną skaičių iš kito ir gauna begalinę trūkumą, dar kažką, tai begalinį skaičių skaitmenų ir kur sustoti, vis tik tai, na, kažkokio apibrėžtumo galbūt reikia, nu, principė, aš manau, kad tai, aišku, tas klausimas kaip naujas, tai jisai galbūt atrodo ir šiek tiek painiau, bet iš esmės, taigi ten tikrai nėra nieko sudėtingo, ir jeigu pasižiūrėti į tas taisyklės, kurios pateiktos pas mus, taigi ten tiesiog tik tai skaičiuojame skaitmenis ir rezultate pasižiūrime, kuris, taip sakant, tas iš tų duomenų, kurie pateikti sąlygoje, turi mažiausią reikšminių skaitmenų skaičių, na ir tuos pagal tą skaičių apribojame rezultato
skaitmenų skaičių ir viskas. Taigi tiesiog tik toks paprastas skaičiavimas, galbūt netgi jisai galėtų būti ir patrauklus mokiniams, netgi ir įdomus, kadangi jis yra, nu, toks, nu, paprastas, labai aiškus, mechaninis netgi iš tikrųjų ir taip pat pastabumo, tiesiog tik tai daugiau pastabumo reikalaujantis. Tai manau, kad na, jeigu priprasti, tai tikrai, na, gal pradžioje tai atrodytų, bet manau, kad neturėtų būti labai sudėtinga. Bet tai aišku, gal iš karto taip nereikia reikalauti, kad sprendžiant uždavinius iš karto jau nuo pat pradžių jie jau tikrai tiksliai viską padarytų ir įvertinti, vat, nepastebėjai kokios skaičiaus ir tavo pažymys žemesnis. Bet po kurio laiko tai tikrai manau, kad jie pripras ir jiem nebus sudėtinga, kadangi, na, vaikai paprastai yra pastabesni negu suaugusiai ir čia kadangi tik daugiau pastabumo klausimas, tai manau, jiem bus netgi ir įdomu taip pasinaudoti tuo. Ačiū labai už klausimą. Dar norėčiau informuoti, kad šią savaitę į visas mokyklas išsiuntėme 9 klasės 1 dalies fizikos vadovėlio pavyzdį mokytojams susipažinimui. Tai jau turėjo pasiekti į visas mokyklas, ieškokite jo savo bibliotekoje, kad galėtumėte gyvai pavartyti, susipažinti. Jeigu po webinaro jums reikėtų pažymos už dalyvavimą, parašykite mums elektroniniu paštu projektai@elonkos.lt. Pažymas išsiųsime 2 savaičių bėgyje. Taip, tai dar laukiame klausimų, rašykite juos arba kelkite ranką ir galėsite tada pasisakyti. Jūratė Juškevičienė kelia ranką. Jūratė, galite pasisakyti, paspauskite mikrofono ikoną ir galėsite kalbėti. Sakykit, prašom, kada bus antra dalis, ta mechanikos dalis, nes šita, vat, sakykime, yra jinai kaip daug maž daugiau žinoma mum, o ta mechanika 9 klasėje gana sudėtingai atrodė pernai, neturint jokio pagrindo. Taip. Vadovėlio antra dalis 9 klasės pasirodys rugsėjo viduryje. Tai turėsime ir iš karto išsiųsime visiems užsisakusiems jį. Ačiū labai. Taip pat dar noriu pakviesti visus dalyvaujančius į 10 klasės fizikos vadovėlio pristatymą. Jisai vyks 1 valandą. Tai kviečiu jame dalyvauti. Užsiregistruoti galima mūsų svetainėje, į čatą įkelsiu nuorodą. Remigijus komentuoja, ačiū už 1 dalies vadovėlį, kurį jau laikau rankose. Džiugu girdėti, kad jau gavote. Taip, tai klausimų naujų nematau, tai gal tada galime ir užbaigti šios dienos webinarą. Jeigu klausimų kažkokių kiltų po webinaro, tai susisiekite su leidykla, rašykite mums, skambinkite. Tikrai atsakysime į visus jūsų klausimus. Tai labai dėkojame nuo leidyklos autoriai, kad jisai taip išsamei ir įdomiai pristatė ir dėkojame visiems susirinkusiems. Ir tuomet iki kitų kartų ir sėkmingos mokslo metų pradžios. Ačiū labai visiems dalyvavusiems ir linkiu gerų, laimingų naujų mokslo metų. Viso geriausio, laimingai.